Sveiki, gerbiami ir gerbiamusios Vaidaplakio žiūrovėliai. Nu taip, vėl man išmeta rekomendacijas į YouTube būtent Vaido video. Vėl aš po darbo grįžęs, sakau, kol persirinksiu, atsiprausiu čia. Ir tegu pakalba Vaidas, pasiklausysiu, ką jis kalba. Nu ir mano nuostabai, kalba pasisuko apie mane. Oh my god, galvoju. Kaip aš toks mažytis čia papuoliau į Vaido akiratį. O pasirodo, Vaidas jau seniai mane žinojo, kad aš netgi dar šeimų maršui pirmajam vykstant ten išėjęs iš darbo pafilmavau ir, galima sakyti, išdėjau iš šuns dienas šitą bepročių suvažiavimą. Ten žmonės buvo nesusipratę iš tikrųjų, kur jie ten važiuoja, daugelis žmonių buvo nesusipratę ir ten buvo tam tikra situacija, kad Lietuvoje buvo tikrai sunkmetis ir žmonėms buvo viskas nusibodę. Tai aš irgi nesistebiu, kad ir protingų žmonių tenais susirinko. Bet šiame video labai įdomu buvo, kad Vaidas paminėjo mane. Nu tai pasižiūrim iš kokios pusės ir kaip jis suprato mane, kaip jis paminėjo savo žiūrovams mane būtent. Sveiki, gyvi. Sveikas. Sveiki. Sveiki kartu. Šiandien bus video apie ką bus video? Nu. Pasigirsim, šiandien bus daug pozityvo. Apie praėjusią talką. Ir apie planus, apie kelionę papasakosiu, kas padaryta kemperiui. Nu čia mums, kaip sakant, neįdomu, kas tiem kemperiam padaryta, kokios čia kelionės, nelabai čia svarbu. Čia jie dabar pasakos apie tą savo talką, čia visą tą laiką iki pat 4 minutės. Na čia, pradėkim nuo čia. Buvo greitai išspręsta ir padaryta ir tai buvo nuostabu. Nu, man kaip vyrui gal tai nėra labai problematinė. Man taip atrodo. Na taip, turėjo ten kažkokie problemėlė, jie ten vyrai subėgo, patvarkė viską, susirinko apie 20, sakė, žmonių Vaidas čia pas į tą talką. Nu, kaip iš tikrųjų, kaip iš ten, kiek jis ten turi tų žiūrovų, aš net nežinau, bet ten tikrai yra keletas tūkstančių, kiek tų ten žiūrovų Vaidas turi dabar. Nu, nežinau, tikrai nežinau, aš jo neseku, aš nesu jo prenumeratorius. Tai tikrai nežinau, bet tikrai turi Vaidas didelę prenumeratorių, ten tą skaičių didelį, bet iš tiek susirinko tik 20 žmonių. Nu, labai keista, bet gerai, pažiūrėkim, dar šiek tiek pasuksiu į priekį, nes manau, kad čia jie kol kas džiaugiasi tą savo talką, bet prasidės įdomus dalykai nuo maždaug 4 minutės. Taip, važiuoja. Buvo jau susiplanavę kažkokius darbus, kai į užsienį. Tai yra smagu iš tikrųjų, kad yra bendruomenė ir yra bendraminčiai, kurie... Bendruomenė visada yra smagu ir mes turim bendruomenę, savo retromaniakų bendruomenę, kuri domisi būtent senais kompiuteriniais žaidimais iš vaikystės, kuriems tiem žaidimams jaučiam nostalgiją. Ir visada susirinkę turim apie ką pakalbėti, ką nuveikti ir taip toliau. Bendruomenės yra viskas ok, kol jos nepradeda kenkti kažkaip tai taip kaip... kviesti rusą į Lietuvą. Būtent jeigu nekenkia politiškai, nebukina žmonių, viskas yra ok su bendruomenėm. Bet tik nežinau, kaip čia bus su Vaido ta bendruomenė. O gal Vaidas iš tikrųjų keičia savo profilį, nes aš pastebėjau jau keliose video, kad lyg tai jis žada atsiriboti nuo to, ką jis darydavo seniau. Jis tai lyg tai taip bando švarinti tą savo veiklą, ar kaip čia suprasti. Va čia labai įdomus ir ne vienas aš tai pastebėjau, kad Vaidas lyg tai keičia savo profilį kažkokiu tai būdu. Kodėl jisai daro, aš kol kas negaliu atsakyti, turiu minčių, bet nemanau, kad jos yra tikslios. Galbūt aš klystu, galbūt ir ne, bet aš jų nenoriu įgarsinti. Gali veikti, kurie gali daryti, vieni kitiem padėti ir svarbiausia, atvykus tu gali laisvai jaustis. O tas dabar pagrindas... Žinoma, tarp savo bendruomenės, tarp savo bendraminčių tu visada jausies laisvai. Aš tai puikiai irgi žinau, esu vienas iš organizatorių retromaniakų suvažiavimų, tai viską tai puikiai žinau. Yra, kai žmonės yra suskaldyti, padalinti į 2 dalis. Taip, būtent čia ir prasideda, kad yra žmonės suskaldyti, padalinti į 2 dalis. Bet kas tai daro? Kas tai daro Lietuvoje? Tokie daro kaip Vaidas. Tokie kaip būtent Lekstutis, ten kiti jo draugai, tas Kelertas, kuris jam labai patinka su savo požiūriu į Rusiją labai artimu.
Ragelskis, va tokie, na ir pats Celofanas irgi savo laiku su Lekstučiu kalė vieną būgną mušė, nors ir Lekstutis ant jo dabar varo ten irgi žiaurę, ką pasakyti žemaitiškai. Tai, pažiūrėkim toliau. Vadinkim, delfinariumų žuvytės ir kita pusė. Na, tarkim, ta delfinariumų žuvytės, tai čia jau turėčiau suprasti, kad aš esu ta delfinariumų žuvytė, ta, kuri gerai gyvena tiesiog toje terpėje, kur gyvena, tiesiog nesiskundžia gyvenimu. Nes, aš nesiskundžiu valdžia, nesiskundžiu gyvenimu, kad man trūktų kažko gyvenime, aš tikrai nesiskundžiu, man yra viskas ok. Ir, nežinau. O matyt, dėl to Vaidas į tokius žmonės žiūri kaip į delfinarių. Lyg tokius kažkokius nemąstančius individus, kurie plaukia kažkur tai pasroviui ir jiems niekas daugiau nerūpi. Bet ne, man rūpi. Man gal seniau nerūpėjo, bet su metais matyt ateina tas toks požiūris, kad prasideda biški domėjimasis politika ir taip toliau. Man prasidėjo tas viskas nuo plokščios žemės, kai pirmą kartą pamačiau, kad žmonės vis dar šiais laikais tiki plokščią žemę ir tai daro rimtai, ne ant bairio, ne ant juoko. Ir dėl to būtent ir atsirado šitas plokščiaplakio kanalas. Aš bandžiau daryti kažkokius video, tiesiog paaiškinti ar kažkaip išaiškinti kažkokius klausimus, kurie susidaro plokščiatikiams ir jiems nedaina iki jų smegenėlių atsakymai patiems, nesugeba susiprasti. Tai aš bandžiau dėl to šitą kanalą padaryti, bet po to supratau, kad čia visiškai nesvarbus dalykas, čia nėra kažkokio pavojaus, kaip sakyt, visuomeniai nuo šito jų judėjimo, nes, jų vis tiek mažėja, jų nedaugėja, vis dėlto aš maniau, kad jų daugėja iš pradžių pažiūrėjęs šios video, bet ne. Iš tikrųjų, tai plokščiatikiai yra miręs reikalas ir ten bus pastoviai žmonių, kurie ten tiki tą plokščią žemę ir tikės iki pat smerties, bet čia nėra pavojinga. Bet tai tokie egzemplioriai, kaip Vaidas, savotiškai yra pavojingi Lietuvai, jų veikla pavojinga Lietuvai, nors, sakau, Vaidas keičia savo kažkokį tai veiklą ir įdomu, iki kur tas daeis. Kurie palaiko valdžią, tie, kurie palaiko valdžią, valdžios sprendimus ir tie, kurie tokie, savo galvą galvoja ir kritiškai mąstantis, analizuojantis. Taip, jau jų, štai abiejų požiūrių, aš nesu kritiškai mąstantis žmogus, aš nesugebu logiškai mąstyti, man, ką sako valdžia, tą aš ir darau, bet iš dalies taip, nes aš nesijaučiu blogai. Aš gyvenu gerai, negaliu skūstis nieko. Tai kodėl man reikia inkšti ant tos valdžios, jeigu man yra gerai? Jeigu mano tėvai, mano giminės, ar ten kokie draugai, bendradarbiai gyvena gerai, tai kodėl aš turiu pykti ant tos valdžios? Aš suprantu, kad yra žmonių, kuriems gyvenasi prastai, bet dėl ko tai yra? Ar tie žmonės susimąsto, dėl ko taip yra? Ar būtinai reikia kaltinti, pavyzdžiui, valdžią dėl to? Ar valdžia jiems turi atnešti, kaip koks, nežinau, sovietas, prie sovietmečių privalomi darbai, privalomi ten daug privalomų dalykų? Ar būtinai, būtent tokie žmonės, kurie iš to sovietinio laikmečio niekaip negali išsivaduoti, jie taip ir gyvena, jiems atrodo blogai, nes valdžia jiems nieko neduoda, jiems patiems reikia kažką daryti, o jie patys to nemoka daryti, jie nėra to pratę daryti ir tada pradeda skundimasis, kad blogai, ne, pinigų nėra, čia vaikai, neturiu iš ko aprengti, mokykla rugsėjo 1 ir vėl bus pinigų, Bet kodėl kiti žmonės sugeba tai daryti? Kodėl būtent kiti žmonės nesiskundžia, sako, viskas yra ok, mano ir vaikai štai išleisti į mokyklą ir aprengt, yra aišku, tų pinigų trūkumas kažkiek yra, bet ne taip, kad net negalėti nieko padaryti. Tai kodėl yra būtent taip? O todėl, kad, žmonės kiti, yra tokie, kaip Vaidas sako, nemąstantis kritiškai ir nesugeba iš tam tikrų situacijų išsisukti savo jėgų pagalba. Tai čia nėra valdžios kaltė, čia yra tų pačių žmonių kaltė, nes jie tiesiog nesugeba. Pažiūrėkim toliau.
Dabar šiandien Eglė vėl, baiginėjau kemperį, pabaigiau kemperį sutvarkyti, tą, ką reikėjo padaryti, sezonui paruošti, ar pakvietė Eglė pietų, sako, eik pavalgyti, ateinu, Eglė man rodo kažkokį naują vėl YouTube ten kanalą, kažkokį pasidarė 120, kiek ten 126 prenumeratų. Va, čia jau prasideda kalba apie mane. Apie mano būtent tą mažą naują kanalą. Na, jis nėra naujas, Vaidai, nėra jis naujas, tiesiog jis nėra aktyvus, nebuvo aktyvus, nes, kaip sakiau, apie plokščiatikius man tiesiog pamačiau, kad čia yra miręs reikalas, jų tikrai ten nebus daug, pasaulis vis tiek eina pirmin ir bent jau jų tikrai nedaugės. Bet kas man yra nepatinka žmonėse, kurie inkščia. Pastoviai inkščia ant valdžios, kad jiems yra kažkas negerai, bet atrodo, gerai gyvena. Nu, štai Vaidas puikiai gyvena, rengiasi kažkokį tai kemperį, jis keliaus, jis viskas yra gerai, bet ko jisai inkščia? Inkščia ant tos valdžios. Kodėl tie Landsbergiai, jam kažkokie ten blogiečiai, iš kur jo tie mąstymai apie visokias ten valdymus pasaulio didžiųjų ten, kur mus ten kaip marionetės tampo. Iš kur tas yra? Aš to negaliu suprasti, nes, aš žinau, kad taip nėra. Bent jau kaip jie mąsto, taip tikrai nėra. Ratus turintis kritikuoja mane. Aš šitą asmenį žinau, kas keiščiausiai jis dirbo pardavėjų, Rietave, Senukose dirbo pardavėjų. Taip, Vaidai, taip, tai aš, yes, taip, alright, tu žinai mane, aš žinau tave, taip, žinau ir tą Eglę, su kuria jūs kartu praeinate pro mano kasą, galima sakyti, ir aš jūs turiu aptarnauti. Nepatinka man tas veiksmas, bet man tenka ir aš tai padarau, nes tai mano yra pareiga ir aš tos pareigos laikausi. Ne, tavęs tu nepareiga, čia tave valdo iš Landsbergis ant virvučių tampo ir tu turi tai daryti, nes tu kito darbo nemoki dirbti. Aš mokėčiau dirbti, bet man tiesiog patinka, bet pabendrauti su žmonėmis, su rietaviškiais, pakalbamės, papliurpiam, ir yra Ukrainą palaikančių daugybė žmonių, yra mano bendraminčių, tiesiog, kurių aš net negalėjau įsivaizduoti, kad yra mano bendraminčiai, bet žmonės susirenka, pakalbamės apie Ukrainą, kaip ten yra, kaip reikia palaikyti, ir sako žmonės, gaunu kokią pensiją, vis tiek skiriu aš tą sumelę bent kažkokią palaikyti ten, ar į tą Tapino fondą, ar į Blue Yellow, ar į patį tą K1K, kuris jau tikrai Vaidui nepatiktų, nes ten Šurajevas, o Šurajevas tai ten jau Vaidui turbūt atrodo, kaip ten nežinau, kas ten blogiausia blogybė arba kvailiausia kvailystė, klounas kažkoks. Taip, Vaidui tai tikrai taip atrodo. Na, dar pasiklausykim, kaip tie besišypsantis, mielai čia atrodantys žmogeliukai pakalbės apie mane. Eglė, kai atvažiuojam į Rietavą, jis toks malonus, toks fainas pardavėjas, atrodo. Linkėjimai. Ačiū gerbėmieji, nelabai gerbėmieji, bet ačiū jums už linkėjimus, jums irgi linkėjimai, kaip faina. Ir toks geras, atrodo toks fainas, bet Aš ir esu geras. Aš ir stengiuosi būti fainas kiekvienam, netgi tokiam, kuris man nepatinka asmeniškai, kurio aš žinau tą varomą liniją, žinau, ką jis palaiko, nors jis čia neprisipažįsta jau kuris laikas, bet žinau tas naratyvus ir man nepatinka tokie žmonės, kurie kiršina Lietuvą. Man žiauriai nepatinka, man yra savotiškai šlykštu su jais bendrauti, nes jie tokie dviveidžiai atrodo. Aš irgi esu sakęs savo video, kad Vaidas, iš tikrųjų, kad aš nežinočiau, kokia jo yra veikla, jisai atrodo toks draugiškas, irgi prieina toks žemaitis čia, žemaitiška, aš nek visą laiką, ulala, čia toks linksmas, besišypsantis, prapuola pro tą kasą, ten lalala, prabuliuoja. Tikrai, nepažinčiau jos veiklos nežinočiau, tikrai galvočiau, kad čia toks linksmas burbuliukas laksto ir toks linksmas. Bet taip nėra. Visi žinom, kad taip nėra. Gaila, kad taip nėra. O iš tikrųjų būtų irgi puikus žmogus, taip kaip jis apie mane irgi mano, bet aš tikrai be kaukių čia esu tiek tame štai savo pokalbėje apie Vaidą. Aš tikrai neusidedu jokių kaukių. Aš esu tiesiog tas, kuris yra tas pats pardavėjas už tos kasos, linksmas ir su šypsena. Bet, tik ne Vaido atžvilgiu.
Aš jį žinau iš seniau, kai šeimų maršas vyko, jis kritikavo šeimų maršą. Kiek aš žinau, jis yra tos bendruomenės atstovas kitokios bendruomenės, tos, kur daug spalvyčių mėgsta. Aha, štai ką Vaidas mano. Bet jis nemano, jis sako, aš žinau. Aš, sako, žinau, kad jis yra daug spalvyčių. Na, tai čia ir galime suprasti jau gėjus. Bet Vaidai, aš nesu gėjus. Well... Tai bent naujiena, Vaidai, aš nesu gėjus. No. Ir tu klysti. Taip, mane yra pavadinęs dar vienas taksistas rietave gėjumi. Už ką aš jį irgi padaviau į policiją už šmeižtą ir jis gavo susimokėti 10 eurų baudą. Nedaug, aišku, bet gavo. Tai yra šmeižtas. Mane vadinti gėjumi yra šmeižtas. Nors aš pats palaikau gėjus, palaikau lesbietės, palaikau jų judėjimą ir jų teisės. Tikrai, jeigu būtų mano valia, leisčiau jų santuokas ir taip toliau. Aš tikrai nesu prieš jų gyvenimą, man jie netrukdo ir tuo pačiu aš jiems nenoriu trukdyti. Bet aš asmeniškai nesu gėjus. Tai Vaidai, tu žinai, bet tiksliai aš tau galiu dabar rėžti ir visiems tiems, kas dabar žiūri, galiu rėžti, kad aš nesu gėjus. Ir tu klysti, ir tu klaidini savo žiūrovus. Taip, kaip tu klaidini kiekviename savo video kažką prie tiesos įpindamas melo. Ir taip apsuki savo, tokių lengvapročių žiūrovų nuomonę pakeiti į savo. Tu juos privedi prie to, kad tikėtų, kad Lietuvoje yra blogai, viskas, valdžia pikta, mus valdo iš Amerikos, mus valdo, čia viskas Europos Sąjunga blogai, grąžinkim litą, o dar geriau sovietizmą, grįžkim prie Putkos. Ne, taip nebus, Vaidai, mes tikrai to neleisim, mes to nenorim ir matau, kad tu jau galbūt netgi žinai, kad taip nebus. Dėl to tu vis mažiau kalbi apie tuos dalykus, tu kažką keiti savo veikloje, nes matai, kad tai eina iš tavęs jau. Nuo tavęs nusisuka daug žmonių. O tavo tie prenumeratoriai, kurių turi tikrai nemažai, dalis jų yra tokių, kurie tave pažiūrė dėl fun tiesiog, dėl to, kad pažiūrėti, kaip tu blevizgui ir eilinį kartą kažką tai nusišneki, kažką bandai apgauti, bet tavo apgaulėje paskęsta tik tai tie žmonės, kurie neturi kritinio mąstymo, atvirkščiai, negu tu sakai, kad tave žiūri kritiškai mąstantys žmonės. Ne, tave žiūri visiški tokie dalbajobukai, kaip tas buvo atvažiavęs pas tavęs čia neseniai, kur aš irgi paskutinį video dariau su automobiliu prisikrovęs audio aparatūros. Tokie tušti žmogeliukai, kurie atrodo lyg tai būtų laimingi, bet jie neranda kažkokio netgi savo hobyje pasitenkinimo ir visiškai neteisingai supranta viską, kas vyksta aplink. Tai va, tokie tave žiūri ir tokie tave liaupsina. O rimti žmonės arba rimtai kažkiek tai mąstymą turinti žmonės į tave nežiūrės rimtai ir su tavim nenorės bendrauti ir pas tavęs važiuoti į talkas. Dar pažiūrėkim, ką jis dar pasakys apie mane. Apart tai, kad klaidina savo žiūrovus, kad aš esu gėjus. Aš nesu gėjus. Bet žmogus, atsimenu, darbo metu išpuolė su telefonu filmuoti tą, kai važiavo kolona automobilių per Rietavą, kur tai ten rinkosi, į Vilnių važiavo ir jis ten filmavo ir komentavo, tai buvo labai nepatenkintas žmogus. Kodėl nepatenkintas? Aš ten, kaip čia pasakyti dabar, vaizdžiai, pašaipiai kalbėjau tiesiogiai kamerą ir vadinau visą tą koloną tiesiog silpnapročių armija. Ar kažkas panašaus, dabar jau čia praėjo šiek tiek laiko, tiksliai negaliu atgaivinti, bet tai nebuvo kažkas pikto, tai nebuvo kažkas, nežinau, ten žiauriai, ten keiksmažodžių kažkokių, ar ten dar kažko. Aš galbūt jos pavadinau bukapročių kažkokią ten armiją, ar kažkuo, dabar tiksliai tikrai negaliu atsiminti. Bet žinau, kad, aš žinojau, kas tas yra šeimų maršai, ta prasme, tą visą jų tikslą aš žinojau, dėl ko tas vyksta. Ir aš nebūtinai sakau, kad ten visi žmonės, kurie važiavo toje kolonoje, buvo bukapročiai ar kažkas panašaus. Ne, aš kaip tik sakau, kad ten galėjo būti ir normalių žmonių, protingų žmonių ir tą patį kritinį mąstymą turinčių žmonių, bet tiesiog tai buvo toks laikas, buvo tos koronos, buvo tie visi suvaržymai ir taip toliau. Žmonėms tikrai buvo pačiuožę stogai, jie norėjo išsivažiuoti, išsirėkti ir palaikyti tuos
tokius radikalesnius, sakykime, kaip čia pasakyti, ne gal ir ne radikalesnius, bet kažkokius va tokius žmonės, kurie ėjo prieš visą tai ir jie važiavo tiesiog palaikyti. Čia, sakau, buvo tas ūpas, tas didelis pirmasis toks šuolis ant to į tą šeimų maršą, daug žmonių suvažiavo tenais, buvo tikrai didelis renginys. Bet tu pažiūrėk, kas iš jo beliko. Kas dabar į jo suvažiuoja, kai jau viskas yra laisva, žmonėms jau viskas yra normalizavęsis, viskas gyvenimas eina vėl senomis vėžėmis. Ar dabar kas besusirinka į šeimų maršus? Ar dabar tą renginį belaiko kažkas iš tų žmonių rimtų? Daug kas nusisuko, daug kas iš vis suprato, į ką važiavo, ir kai kuriems yra gėda, o kai kurie tiesiog numojo ranką, sako, buvo kas buvo ir tiek to. Aš pažiūrėjau, kas ten vyko, pasivaikščiojau, na ir viskas. Kažkas padainavo, kažkas koncertavo, kažkas himną netgi nusidainavo 3 kartus iš eilės per šeimų maršus. Argi tai yra lietuvybės palaikymas, tai yra, nežinau, gėda. Didžiausia Lietuvos gėda, aš kaip ir sakiau, ko gero per tą video filmuodamas, sakiau, kad čia yra gėda, Lietuvos gėda tiesiog, kad žmonės nesupranta, ką palaiko. Ir dar, šiaip, ir svarbiausiai, kad jie kritikuoja, jie pyksta, jie pamato tas, kad mes talkas organizuojam, kad mes būrėmės, kad mes veikiam. Nu nepykstam ir nepavydim. Jėtus tu mano vaidelį, nu kodėl tu toks nesupratingas? Nu mes nepykstam, tikrai nepykstam, mums gal kažkiek keista, bet kadangi dabar žinau, kad į tą tavo talką suvažiavo tik 20 žmonių, nu tikrai čia net pavydėti nėra ko, nes, nu, turint tokią auditoriją ir surinkti tik tai 20 žmonių, tai yra apgailėtina. Tai yra apgailėtina ir aš neturiu ko slėpti, aš tikrai tai sakau, nes čia be jokio pavydo, nežinau, mes tiesiog iš paprastos bendruomenės, iš retromaniakų kažkokių šudukų, ten mažyčiais jūs bendruomenės susirenkam tiek daugiau negu jūs. O čia tai, turint tūkstantinės auditorijas ir surinkti į talką tik 20 žmonių, nu, čia yra niekas. Gerai, pažiūrėkim, ką daugiau Vaidas turi čia papasakoti. Matau, kad 20 minučių jau blevizgujo. Jie pyksta, jie daro video. Nes jie to nedaro kartu. Nes jie... Nu, pavyzdžiui, šitas žmogus retavę, nu, atrodo augęs žmogus, tikrai virš 30 metų, nu, žmogus ir atrodo... 41. Aš žinau, kuom jis užsiema. Jis užsiema... Jo pagrindinis veikimas laisvalaikį ir jis perka senovinius kompiuterinius žaidimus, tokie, kur tie kažkokie ten, kur jis įstato tokias kaip kasetės, atsimenu, aš kai buvau mažas, 16 metų, tai buvo tos, ten jis įstato ir tokie kvaili tie žaidimukai, pim, pim, pam, pam, pim, 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 pim. Kaip fainai. Kvaili žaidimukai tokie, žinot, kai aš buvau mažas, 16 metų, kai aš buvau 16, nu, tu matyt visada buvo mažas. Tai ir tokie kvaili žaidimukai, pim, 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 nu, okei, Vaidai, suprantam, tu užaugai, tu rimtas vyras, tu čia varai naratyvą, rūskai myr, harašo, nu, gerai, žodžiu, mes suprantam, tu esi didis žmogus, suaugėlis jau, kaip sakant, rimtas toks, taip. Nu, aš likau toje, kaip sakyt, vaikystės zonoje, kaip ir tavo neseniai buvęs pašnekovas, kad pasakojo, kad jo tėvai tokie laimingi, jie ten gyvena kaip vaikai, kaip vaikystės, kažkaip neišlipa iš vaikystės ir jie gyvena taip laimingai, taip gražiai, taip tiesiog šauniai gyvena, bet kažkas negerai su jais yra, kad jie tokie laimingi. Kodėl jūs neleidžiate ir tiesiog kodėl jums smegenys nesuvokia, kad žmonės gali būti laimingi? Kaip jie nori, jie gali būti laimingi. Čia grinai toks kaip rusiškas mąstymas, žinai, kad net. Visi turi būti vienodi, visi turi būti lygus, visų šukosinus turi būti nukirptos taip vienodai, visi pilkai apsirengę, visi žygioja vienodai, visi darbojasi, visi eina ten, kur eina visi ir niekas kitaip negali gyventi, rengtis, Auskarui kažkur tai įsiverti, ne, ojojoj, tai yra negerai. Aš pats nemėgstu Auskarų, nei tatuiruočių, bet aš suprantu žmonės, kurie tai mėgsta. Aš niekada nesakau, kad oi, ne, ten negalima ar kažką. Ne, tu daryk kaip tu nori, tik man neskatink to daryti, nes aš tikrai to nemėgstu. Tai ir aš nesilpiu savo nuomonės, aš pasakau, kad man nepatinka, bet aš turiu už tos draugių, kurioms patinka. Ir viena yra netgi iš mūsų pačių tos bendruomenės retromaniakų žiauriai tatuiruota mergina,
linkėjimai Danielį, jeigu kažkokiu metu tu pažiūrėsi šitą video, nors abejoju. Tai tiesiog yra tokių žmonių mano pačiame bendraminčių rate, bet aš nesakyčiau niekada jiems, kad oi, čia kažkas negražu ar ką. Tai yra jiems svarbu, jiems tai yra gražu ir aš tai suprantu. O jeigu Vaidas štai mano, kad išlipti iš vaikystės yra tiesiog būtina ir tai yra kažkas negerai, ten mėgti vaikystėje žaistus žaidimus, ten yra kvaila ir taip toliau. Čia yra žiauriai blogas mąstymas, čia yra neteisingas mąstymas, teisti žmogų už tai, kas jam patinka, už tai, kad jis turi hobį, yra neteisinga, Vaidai. Tai yra blogai. Ir tu, taip mąstydamas ir versdamas, skatindamas mąstyti savo žiūrovus, tu darai blogai. Tu darai neteisingai. Tu vėl skaldai žmonės. Marijo kažkokie ten šokinėja, vat jis tuom užsijama ir jis labai įsižeidė, gal video pamatęs. Ne, Vaidelį, aš neįsižeidžiau, tikrai neįsižeidžiau, Jėzus Marija. Man tiesiog nepatinka tai, kaip tu skaldai žmonės. Man tiesiog tai nepatinka. O ką tu bekalbėtum apie mane, tu mane gali vaidinti ir gėjum vadinti, gali kažkokiu debilu, kažkokiu tai valdžios ten gerbėjų ar ko. Tu manęs žodžiais nesugadinsi. Aš žinau, kaip aš gyvenu, aš žinau, ką aš mėgstu ir aplinkiniai apie mane gali kalbėti, ką nori. Aš šitą tikrai nesureaguosiu piktai ar neįsižeisiu. Čia jų nuomonė, kiekvienas gali turėti savo nuomonę. Bet tik tol, kol tos nuomonės nepradeda kišti taip, kad ta nuomonė jūsų pakenktų man. O tu, Vaidai, dabar neteisingai nuteikinėjai savo žiūrovus, vadindamas mane gėjum, tuo, ko aš nesu, vadindamas mane kažkokiu tai mažvaikiu, ar kaip tu čia dabar, pažiūrėkim. Danielium paskutinį, kad aš sakau, žmonės užsiema labai daug beprasmingai taško laiką, energiją savo ir žmogus galbūt įsižeidė. Taip, žmogus gali beprasmingai taškyti savo laiką, jeigu jam tas laikas yra malonus. Tai yra mano hobis. Man šitą laiką, kurį aš praleidžiu su kompiuteriniais žaidimais, man jis yra malonus. Taip, kaip kitam žmogui žvejyba, tas pats tavo Danielius, kaip pasakojo ten pavyzdžius, taip, kaip tau, Vaidai, filmuoti video, ten kalbinti žmonės, tau patinka. Man tai patinka žaisti kompiuterinius žaidimus. Aš ten pasijaučiu gerai. Aš praleidžiu tą laiką puikiai. Ir dėl to man negaila to laiko. Nes tai yra mano hobis. Tiesiog aš tai mėgstu daryti. Ir turiu tokį draugų ratą, tokią bendruomenę, kuri irgi susirenka pabūti kartu, pasipirtinti, pabendrauti ir taip toliau. Veikti tiesiog tai, kas jiems patinka. Ir kodėl tu negali priimti to, kaip normalaus dalyko, tiesiog žmonės susirenka tie, kurie mėgsta tą pačią veiklą, tą pačią bendruomenę, kaip ir tu savo tą bendruomenę čia dabar, kad bandai kurti. Tai iš vienos dalies turėtum suprasti, bet iš kitos dalies tu tą labai, kaip čia pasakyti, nuvertini. Taip neturėtų būti. Normaliems žmonėms taip tokių minčių neturėtų kilti, kaip tau, kad kyla. Nesuvokia, nesupranta, bet čia nesmė. Čia yra šiaip, tarp kitko, kad yra bendruomenė, kuri veikia, kurie gali daryti, vieni kitiem padėti, o yra tie, kurie kritikuoja, užstrigę savo kažkokiuose siaurose pasaulėliuose ir jie reiškia tą tokią neapykantą. Dabar privalau... Neapykanta. Neapykanta nėra tuom. Visai čia, neteisingai Vaidas supranta čia ir neteisingai visiškai čia dėsto tą, ką aš manau. Tai nėra neapykanta kažkam tokiam kaip... Alright, aš nežinau ne kaip papasakot, bet tai nėra neapykanta. Tai yra, iš dalies tai yra neapykanta tam, kodėl tu kiršini Lietuvos žmonės. Kodėl tu bandai pritraukti čia, pateisinti Putino veiksmus. Gerai, tu paskutinėse video jau tai nebekalbė apie tai, bet seniau kalbėjai. Tų video jau yra ištrinti netgi, bet paskui kurių žmonių, apie kurie tave čia bandė dekonstruoti, yra šitie video. Ir šitie video išliks. Ir jais bus galima remtis. Mes puikiai žinome, ką tu palaikai ir ko tu nepalaikai. Kodėl tu nepalaikai Ukrainos, mums yra visiškai nesuprantama, nes palaikai Rusiją, o rusus laikai broliais, ukrainiečiais kažkodėl negali būti tavo broliai. Aišku, tu manai, kad Ukraina ten yra valdoma
tu manai tik tai, kad ir tą patį skleidi, nes tu liktai skleidi, kad žinai, kad Ukraina yra valdoma Amerikos ir čia Amerika per Ukrainą bando susidoroti su Rusija, su močiutėlė Rusija, my god, kaip negerai, oi ne, moj bože, kaip gerai, nu, bet taip nėra, niekas čia nemano. Rusija užpuolė Ukrainą, viskas, taškas. Turbūt ataskaitą duoti. Palauk, Vaidai, aš dar žinok, negaliu nepasakyti, tiesiog buvo atvažiavus labai faina moteriškė Irena, linkėjimai Irenai, tai jinai vat mums ir tokias kojinytės numesgė specialiai padovanojo. Čia tokias pastiprintų padų, kad... Taip, galima ir vaikščiot po namus, nu, tikrai nuostabios ir labai geras rankas. Heiteriai, pavydėkit, žiūrėkit, kokias kojinykės turiu, o taip va. Iš tikrųjų. Čia iš tikrųjų taip, čia heiteris turėčiau būti aš. Nesu aš tas jūsų heiteris, man tiesiog nepatinka veikla, kai yra apgaudinėjami žmonės ir kiršinama Lietuva. O Vaidas yra vienas iš tų kiršintojų ir jis gali dabar čia skalbti savo mundurą, kiek nori, jisai neišskalbs jo. Ir mūsų akise, tie, kurie žinome jį, jis visada išliks toks šunsnukis ir tas, kuris skaldo Lietuvą, skaldo žmonės, nors reikėtų juos vienyti, bet jis juos skaldo. Jo, būtent ir kanalas vadinasi Būkime vieningi, bet jis veikia visiškai atvirkščiai. Jis skaldo ir griauna. Jis norėtų visiškai kitokių tikslų. Ne vienyti, tikrai ne vienyti. Jis gali suburti savo bendruomenę kažkokią ten, jam tai atrodo vieninga visuma, tie, kurie palaiko jo mintis, kurie palaiko būtent jo naratyvą, visą tą, ką jis šneka. Taip, būtent tokie žmonės ir susirinka jo tą bendruomenę ir jam joje yra tikrai gerai. Jisai jaučiasi ten gerai ir tie žmonės, kurie susirenka, jaučiasi gerai, jie susirenka apie savo ideologinį vadą ir jam daro darbus. Taip ir, tai yra puiku. Puiku, kad jiem taip ten sekasi, bet iki tol puiku, kol tai nekenkia. Nekenkia didesniai žmonių auditorijai ir būtent tai yra svarbu. Svarbu, kad Lietuva nebūtų suskaldyta ir neprašytų rusų pagalbos, taip kaip tipo paprašė Ukrainos ten ta dalis. Ačiū, kas pabuvote kartu šiame video. Vaidas, ko gero, baigė jau savo tiradą apie mane, tai nežinau, kaip čia jaustis. Nei gerai, nei blogai, iš tikrųjų įdomu. Tiesiog buvo įdomu, ką Vaidas papasakos. Ir jis, kaip matėte, papasakojo visiškai supratęs, ta prasme, neteisingai mane. Jis pamatė, kad aš liktai neblogas žmogus, esu pardavėjas irgi neblogas, su linksmai ir, kaip sakyt, gerai aptarnaujantis, bet jam nepatinka, kad aš esu prieš visokius tokius judėjimus, prieš šeimų maršus, tie, kurie skaldo Lietuvą. Man skambutis. Gerai, dėkoju gerbėmieji ir gerbiamosios, susimatysime vėliau. Iki!